Sveiki visi, dar vienas siuntinys, tai bus toksai arbatinukas, arba, kaip mėgsta vadinti, čainiku. Taip, tai jisai turi tokią funkciją, kad gali pašildyti vandenį iki 70, 80, 90 laipsnių ir iki 100 užvirinti ir kažkurį tai laiką palaikyti vandenį šiltą. Turbūt tos pačios temperatūros, kokia jinai išduota. Taip, pasižiūrim, kas čia parašyta. Anti-scale filter, labai gerai, easy opening, lengvai atsidaro, ready signal. O, su signalu, labai gerai. Sėdi kitam kambarį išgirsti, ateini gerti kavos kaip ruoštą. Taip, stainless steel bottom, nerūdėtis, ja. Jeigu iš plieno, tai turbūt nerūdėtis. Soft grip, minkšta ranka, double wall, reiškia nebus karštas, 360, nu čia jau kaip ir turi būti 360 laipsnių, kaip pastatyti. Bet tokie kaip būdavo anksčiau. Taip, žiūrėkit, ir netgi parašyta 70 laipsnių, tai baltai arbatai, žaliai, 90 laipsnių kavai, nežinau, aš laik 100 darau, ir juodai arbatai. Taip, Bosch Styline, Styline, nu, nežinau, 1,5 litro ir koks čia modelis, neaišku. Modelis, va, TWK 8612P. Gerai, aš šitą darysiu čia kaip nors. Aha, supakuotas. Tai labai gerai, nieks netidarinėjo. Nežinau, ar sakiau, kad plaukti iš pigų pirkau, ar ne? Taip. Užsikalbėjau, pats nepastebėjau. Taip, tai darom. Nagi. Ku. Šitas be jokių Wi-Fi. Galėjom, aišku, nusipirkti Xiaomi, bet Wi-Fi nereikalingas. Vis tiek ir Wi-Fi dėl saugumo negalima įjungti per nuotolį, per Wi-Fi. Tai ten galima, aišku, palaikyti temperatūrą, pasižiūrėti kokia temperatūra per programą, bet per atstumą negalima įjungti, tai man jis ir nereikalingas toks. Vau, gerai atrodo. Toks man patinka stilius, žiūrėkit. Taip. Taip, jungiklis. Ir didžiulė instrukcija. Vat, tarkim, galėtų, vat vis tiek kažkoks yra, vat, jie išleidžia šiek pinigų šitom instrukcijom, didžiuliam instrukcijom, kurių nieks neskaito. Galėtų įdėti vieną kokį tai, nežinau, arba nieko nedėti ir tiesiog QR kodą kokį palikti. Ir kas nori, arba įdėti į kur nors, jo, teisingai, į QR kodą, arba nueiti į puslapį ir parsisiųsti, kas labai nori. Nes taip, naudoja daug popieriaus, o dabar visi gi už ekologiją ir plus, vis tiek gal pigiau kainuotų šiek tiek, 1 centų. Juokauju, aišku, 1 centą gal daugiau. Taip, kas čia? Nėra apsauginės plėvelės, nėra. Tikrai nėra. O, vau. Žinot, mygtukai gerai spaudžius, nes yra pigių šitų. Aš mačiau darbę pas mus, buvo pigių tokių, nu, nežinau, ką ten dabar pardavinėja pigų, bet yra tokių pigių variantų, kur, nu, mygtukai tiesiog atrodo nepatikimai, toj neveiks. Aha, laidas gerai atsisuka šiek tiek, išsivinioja tai yra. Ir man turbūt bus patogiau iš tos, kad taip jeigu stoja, tai iš tos pusės turbūt. Man patinka Bosch kompanija iš tikrųjų. Bet plasmasė tokia, nu, gal ir nieko. Taip, kas čia parašyta, kiek čia, nuo 2000 iki 4400 W. Nu, daug įma, bet užtat gal greitai užvirs.
Ok, tai aš pabandysiu prisipilti. Va, čia dar atskirą, reikia atskirą. Skros apžvalgos, žiūrėkit, paspaudė mygtuką atsidaro. Vau! Neatsimenu, kiek mokėjau, įdėsiu nuorodą, nes būna, kad nusipirku kelias dienas pastovi. Ir kai ne vieną prekę kartais per kitą užsimiršta, tai filtras išsima gerai. Man patinka šitas variantas. Vau! Taip, kas čia? Čia niekas. Čia kažkur, žiūrėkit. Niekas. Taip, 1,5 mililitro. 1,5 litro maksimalus. Ir jis toks sunkus. Čia gal, jo. Ko gero, dėl tos dvigubos izoliacijos. Ir kas čia parašyta rusiškai, ne? Класс защиты 1. Taip, daugiau nieko. Gerai. Tai pabandysim užvirinti vandenį ir pažiūrėsim, kaip jis veikia. Tuoj nepersijunkit, tuoj aš prisijungsiu vėl. Taip, pripyliau vandens. Tai iš šoną patrauksiu. Bandom įjungti. Bandom įjungti ir kažkodėl neveikia. Reikia ilgiau palaikyti. Taip, dabar užvirinsiu, po to vėl po kažkiek laiko prisijungsiu vėl. Nors aš galvoju, gal pradėsim nuo 70, jeigu leidžiu dabar pakeisti. Bus greičiau. 70. Čia reikia kažką paspausti. Ai. Ne, vis dėlto kaista jau. O jau pasigirsta garsas, veikia. Puiku. Taip, rodo dabartinė temperatūra, buvo 70-80, dabar tai būtų 90 ir 100. Tikiuosi, kad daiktas kokybiškas vis dėlto, nes mano senas, aš turėjau Philipsą, tai tiesiog nebevirina vandens, o taisyti tai tingiu ir tai daug metų buvo ten, 8 kokie. Geras, dabar mirsiu 100 ir turėtų būti garsas, signalas. Jau biškį eina garai į kamerą. Na, turėtų būti čipšti. Puiku. O keep warm, kažin galima dabar? Reikia gero palaikyti. Nu va, sakiau, kad instrukciją reikia išmesti. Gal iš karto reikėjo? Taip, kaip nustatyti man, kad keep warm būtų bent jau? Gal 2 mygtukus laikyti?
Nu, panašu, kad į tai. O kaip padaryti, kad būtų galima 70 grąžinti? Jo, ai, tai reiškia, taip, 70 dabar aišku ir negali nustatyti, nes, nu, tiesiog 100 yra. O keep warm, gerai, o aš spėsiu čia nuspausti. Keep warm, žodžiu, kai veikia, paspaudžius keep warm ir tada jis palaiko tą temperatūrą 100 laipsnių. Bet tai žinot, kiek čia elektros išnaudos. Ai, dabar taip ir bus tokia būsena, 100. Tai yra 100 skiriu keep warm. Nei žemyn, net gal negalima. Gerai, čia išjungiu. Gražiai šviesa užgestų. O tarkim, nu jo, logiškai, 70 negaliu žvylinti, nes yra 100. Nes kituose leidžia, tarkim, jūs dabar nustatot 70 ir kai kuriuose, ne visuose, kad nustatot 70 ir jis automatiškai ta prasme, sušils iki 70, kai nusileis žemiau 70. Arba netgi, pavyzdžiui, nustatot keep warm, nustatot 70, jisai, kai sulaukia 70 temperatūros, jisai automatiškai išsijungia. Nu, čia toksai biški gal ir apgalvotas, nežinau, kad nieks nenusisvylintų, vaikai ten nepaspaudinėtų gal, ne? Nes, tarkim, kituose, pigiuose tuose būna, bet kada gali paspausti. O čia jau nebe. Taip kaip warm, ne? Taip neveiks, bet to mygtuko nieks neveiks, ne? 100, okei. Dar galima 90. Bet jeigu spėjai paspausti. Tai va, žodžiu, man daiktas tikrai patinka ir aš jį naudosiu. Gerai, iki kitų kartų įdėsiu nuorodą kaip visada ir iki kitų pasimatymų.